Žygiuojam Vilniaus pašte. Didžiausias Lietuvoje paštas. Džiugu labai. Let's go, come on. Come on, Через kaip laiką nu, palanas kūnė. Kaip tau sujautęs? Super, iš tikrųjų perėjom Vilniaus senamiestį, labai gerai. Kur mašiną pasistatė? Kažkur, tą traktorių palikom. Gerai, nesimaišyk. Einam prašyti antspaudą. Mokesčiai korespondencija. Mingas. Dabar Einam. Kaip tau sujautęs? Iš miego noriu. Nu kaip, jau noriu pavargęs. Ištuštėjau. Labą dieną. Reikėtų jūsų pagalbos. Mums reikėtų pasiūlyti atsižymėti. Mes darom tokį kaip projektą apie Lietuvos dviračių ir mums reikia atsižymėti punktuose, kad mes buvom tokį Galit pažiūrėti kaip pavyzdį. Oi, labai atsiprašau. Nuo pat pradžių žiūrėk. Mums reikia kaip antspaudą jūsų. Reikia, nu kad prašytumėt, aš tokia ir tokia pareigos ir patvirtinu. Tikrai matėte, kad mes buvom Vilniui. Tai čia bet kur tinka. Ne, prie bet kurios reikia. O kodėl? Šiaip su. Gerai, kaip nori. Prie bet kurios. Nieko. Nesėkmingas bandymas. Nesėkmingas bandymas Vilniaus pašte. Keista. Atrodo, žmonės turėtų turėti supratimą apie visokius dalykus. Reikėtų pagalbą. Čia mes darom projektą, važiuojam apie Lietuvos dviračių. Mums reikia atsižymėti, kad mes buvom Vilniui. Čia galite pažiūrėti pavyzdžiai. Mums reikia jūsų kaip antspaudą tokia, kad mes tokį ir tokią valandą buvom čia. Galėtume tai padaryti? Labai pagelbėtų. Pažiūrėkit, čia yra iš paštų, iš degalinių. Ir mums čia reikėtų, kad truputį prašytumėt, kad mes iš tikrųjų kad buvom. Čia reikėtų. Mes galime netgi padiktuoti, ką rašyti. Reikia pareigas parašyti. Mes norim registruoti kaip rekordą. Ir faktinį agentūrą reikalauja šitą dalyką. Mes galim padiktuoti. Tai čia. Aš ir jūsų vardas pavardė. Gal turi štampą? Jūsų vardas pavardė. Ir pareigas reikia nurodyti? Taip. Nu, ten buvo irgi, tarkim, degalinės operatorės, pašto darbuotojo. Patvirtinu. Patvirtinu, kad Marius Puluikis. Puluikis. Čia U ir turi būti Puluikis. Ir dar į raidę padėti pirmiau. Puluikis.
Nu, čia padėkit tik šiek tiek. Ir Remigijus Balandis. Lankėsi Vilniaus pašte. Gal čia Vilniaus pašte šitą Gedimino skrynią, tai būtų. Gedimino skrynią jau nurodyti. Tai gatvė. Ir dabar data. Liepos 2008. 2008 metų Liepos 24. Ir valandą. Ja, dabar 10:52. Čia liekam valandas, eina. Ir dabar dar reikia jūsų parašą. Jūsų parašą ir paštą antspaudą. Vilniaus paštą. Ačiū Jums labai. Dėkui. Super. Džiaugsmas jūsų akise turėtų dabar sudėti. Nu taip, normaliai. Jėga.